Sveiki, esu Edvin Bežanov, lenkiškas dainininkas Lietuvoje, įvairių renginių organizatorius, vedėjas. Na ir 25 metų savanoris Šalčininkų rajone. Žinome, kad be tavęs neapsieina tikrai daugelis kultūrinių renginių Eišiškėse. Esi puikiai atpažįstamas scenoje, turbūt kaip ir artistas, ir kaip vedėjas, ir kaip tų renginių organizatorius. Kaip prasidėjo tavo tokios, jeigu galima ją pavadinti, kultūrinės savanorystės kelias? Ar tai buvo sąmoningas tavo toks pasirinkimas, ar tiesiog taip viskas susiklostė? Na, iš pradžių aš norėjau būtent dirbti šitoje srityje, tiesiog kad nežinojau, kokiu būdu aš galiu tai padaryti. Nes, na, kas yra tiesa, tie mano, reiškia, pažymiai mokykloje, jie nebuvo ten tokie wow, bet tas noras, jisai buvo ir nebuvo svarbu, ar už tai man bus mokama, ar tai bus nemokamai, nes čia nebuvo kažkokia tai finansinė istorija, čia buvo apie tą vidinį norą, ką aš noriu daryti, ką aš noriu palikti visuomeniai, ką aš noriu transliuoti kaip vat, jaunas žmogus, ane, ir dėl to visas pastangos nuo 18 metų tiesiog buvo įdėtos vat, būtent į kultūrinį tą tokią sritį. Tai kaip reagavai laimėjęs metų savanorio titulą? Tai tau buvo tokia garbinga? Jo, tai iš tiesų man buvo labai toksai, žinot, aš labai nustebintas buvau. Nes aš kažkaip tai net negalvojau apie tai, kad aš galiu dalyvauti šitam renginį. Na ir aš tiesiog gavau tokį tą pakvietimą, ne, atvykti į vietą. Na ir aš atvykau, bet be jokios minties, kad aš ten kažką tai užimsiu ar aš būsiu nominuotas. Tai būtent tuo metu, kai sėdėjau būtent šitoj kėdėj ir tiesiog pratarė mano vardą. Ir būtent, reiškia, šitoj nominacijai, kuria buvo paskelbta. Tai aš buvau, aišku, man buvo labai didelė pagarba iš vis, kad buvo kažkaip, na, kad pastebėjo mane, kad aš veikiu, kad aš daug darau. Na ir aišku, kad darau tai kaip savanoris, neimu už tai pinigus. Kaip ir sakiau, vat, nuo 18 metų iki 25 metų normaliai visą savo tą idėją tiesiog vat, nešu ir stengiausi tiesiog nešti vat, žmonėms kažkokią tai pozityvią energiją, geras emocijas, vat, būtent būdamas scenoje arba organizuoja kažkokius tai ten renginius. Nu, kurgi dar rasi šiais laikais, kad nemokamai renginys organizuotų. Tai tu turbūt labai paklausus, tavęs labai nori visi renginių organizatoriai. Reiškia, per paskutinį laiką sakyčiau, kad tas toksai organizatorių, reiškia savivaldybių, ten įvairių tų institucijų, tas įdomu, reiškia, kad jie domisi. Ar aš galėčiau, jisai iš tikrųjų paaugėjo. Iš vienos pusės aš irgi suprantu tą dalyką, kad man netgi kartais pas mane klausia kartais, kiek ten reikėtų sumokėti ir panašiai, bet aš su laiku daėjau iki tokios minties, kad man kažkaip tai, gal su laiku tas pasikeis, bet šiuo metu yra taip, kad na, aš nežinau, na, man kažkaip yra, na, nesakyčiau, kad gėda, bet, na, kažkaip aš negaliu pasiimti pinigų nuo žmonių iš to rajono, kuriame esu. Nes man kažkaip taip atrodo, kad aš tą visą darbą darau būtent žmonėms, su kuriais leidžiu laiką, su kuriais komunikuoju. Šiaip tokios, na, pavadinkim tai tokios draugiškos, tokios, na, tie ryšiai draugiški.
Tai galima pavadinti tavo savanorystės, tavo tą formą savanorystės, tiesiog tavo gyvenimo būdą. Jo, ir aš visą laiką apie tai galvojau. Nes aš labai norėjau, kad mano tas gyvenimas, jisai būtų, ne tiesiog, kad kiekvieną dieną atsikeli, važiuoji į darbą, atvažiuoji namo, pavargęs, nežinai, ką daryti toliau, ten pavalgai, ten nuėjai į dušą, vėl nuėjai miegoti, atsikeli ir iš dienos į dieną tą patį per tą patį. Ir aš visą laiką norėjau kažkokio tai veiksmo. Ir man nebuvo svarbu, nes faktiškai, jeigu tau patinka daryti bet kokį darbą, jeigu tau tas patinka, jeigu tu tai darai su tokia aistra, tai tu net negalvoji apie finansus. Nes tau pats tas procesas, jisai nevargina tave, nes tu darai faktiškai tai, ką tu nori daryti. O tavo manymu, toksai aktyvumas visuomeninėje veikloje arba savanorystė šiandien yra svarbi šiuolaikiniam jaunimui? Aišku, tai yra viena iš tų tokių karjeros laiptų šakų. Nes jeigu tu, nėra paslaptis, kad aš neturiu to pačio aukščiausio išsilavinimo. Ir dabar ir yra tokia situacija, bet aš noriu kažką tai daryti. Ir tam, kad būtų organizatorių ar dar kažką tai veikti, skeptiškai žiūrėsiu žmogų, kuris nori, bet jisai neturi to būtent išsilavinimo būtent šitoj srityje. Ir kai tau duoda šansą pabandyti vieną kartą, kitą kartą ir mato, kad tau pavyksta. Tai kiekvienas jaunas žmogus, kuris turi tokią galimybę, jisai faktiškai turi galimybę netgi pabandyti, ar tai yra jos rytis, atsirast būtent tokioj situacijoje, kurioje gal jisai tik turėtų galimybę atsirasti po studijų, o tai irgi labai ilgas laikotarpis, nes tu gali atiduoti 5 metus savo gyvenimo studijuodamas būtent kažkokioj tai srity ir po to viskuo tu bandai surast darbą, randi darbą ir supranti, kad tai visiškai nėra tavo kažkokia tai istorija, kad tu visiškai nesi tam skirtas. O kai tu turi tokią galimybę ir kiekvienas jaunas žmogus, kuriam tiesiog atveria duris šitas rajonas tam, kad jisai pabandytų savo jėgas šitoj srity, kuria jam yra, reiškia, įdomi. Ir po to, kaip faktas, po to dar visko, turi tokią sėkmę, kad tave kviečia ir dar apdovanoja, tai tiesiog prideda tos motyvacijos. Ir irgi tu supranti tokį dalyką, kad tam, kad daryt tai, kas tau patinka, nebūtina važiuoti į kažkokį tai kitą didelį miestą, kad tu gali irgi čia realizuotis, kad nebūtinai išvykti kažkur tai, nežinau, į kitą šalį, nes niekam nėra paslaptis, aš esu žmogus, kuris visuomenėje yra pažįstamas kaip lenkiškas vedėjas, lenkiškas dainininkas. Ir iškart kyla klausimas, tai gal man apsimokėtų išvažiuoti į Lenkiją, nes aš tai darau lenkiškai. O tiesiog aplinka čia yra tokia, kad tu, būdamas Lenku, turi visą teisę išsipildyti savo svajonę, būtent scenos, kažką tai organizuoti, bendrauti su žmonėmis, kurie yra tau labai tokie dideli autoritetai. Ir aš manau, kad išvis, kad yra tokia galimybė jauniems žmonėms pasirodyti savo jėgas, savo mintis išreikšti, nes tai nebuvo tik ta viena nominacija, į kurią aš gavau, Buvo to nominacijų labai daug. Ir tai irgi noriu pabrėžti, kad tai irgi mums rodo, kad mes turim labai daug įvairių krypčių, kuriuose jaunimas nori atsirast ir jam pavyksta, kaip mes matom. Dėl to aš manau, kad
tai labai svarbu daryti tokius vat renginius kaip jaunimo apdovanojimą, nes tai yra toksai savo giminės įrodymas, kad jeigu aš kažką tai darau, noriu daryti, bet aš dar neturiu nieko tam, tik pradedu daryti pirmą tą žingsnį ir aš jau iškart po to pirmo žingsnio galiu gauti kažkokį tai iš aplinkos dovaną, pavadinkim taip, ne? Na tai prideda tų jėgų, prideda tos motyvacijos, kad reiškia, man reikia būtent šitoj srityje bandyti lūžti tos ledynus tam, kad pasiekti tą savo gyvenimo misiją. Edvinai, papasakok apie praėjusius metus, kokius renginius tu organizavai Eišiškėse, galbūt prisidėjai prie tų organizavimo, kurie tau labiausiai galbūt įsiminė. Nupieš kultūrinio gyvenimo tokį foną Eišiškių, kas vyksta? Na tai tai pradėčiau nuo to, kad kiekvieną pavasarį mes turim gegužinę Eišiškėse. Šiuo metu buvo man didelė garbė, kad aš buvau būtent vedėjas su savo kolegė. Na ir mūsų misija tokia buvo, pavadinkim, labai atsakinga, nes aš neturėjau dar galimybės tokį didelį renginį vesti. Prie to visko buvo labai daug labai tokių stiprių asmenybių, su kuriais reikėjo vienoj scenoje būti, tai irgi buvo toksai lygis tam, kad nesugadinti to titulo šito renginio. Kaip sako žmonės, viskas buvo faina, tai aš labai tikiuosi, kad taip ir buvo. Tai būtent iš šitos pusės kaip vedėjas, tai pagrindinė darbo tokia, reiškia, pusė, tai buvo padaryti scenarijų. Na ir tas dalykas irgi nėra lengvas, nes tu turi iškart apmąstyti, kaip tu padėliosi viską, pagal kokį laiką, kas po ko išeina. Irgi rekomendacijos nuo jau pačių organizatorių, nes faktiškai esi ne tas, kad organizatorius šio, bet esi toksai, pusiau organizatorius, nes faktiškai irgi kažką tai organizuoji, bet ne tą patį didelį, reiškia, tą didesnę pusę darbo, bet vis dėlto irgi kažką tai tokio maštabinio bandai padaryti. Na ir irgi tada viską tai sudėlioti, apmąstyti, kaip kiekvieną žmogų pristatysi scenoje, nepamiršt vardų, nepamiršt, reiškia, pavardžių asmenų, kurie prisidėjo. Kurie veikia ten daug metų tam, kad tokie renginiai būtų ir panašiai, pristatyti pačius artistus, kurie ten dainuoja, šoka, kad kiekvienas pasijaustų prieš tai, kai išeina į sceną, kad jisai pasijaustų, kad jį čia visi laukia, kad tas žmogus arba ta komanda yra labai laukiama, kad kiekvienas ten, nežinau, mėgsta, kaip ten, nežinau, artistas dainuoja, šokėjas šoka. Po to kitas jau renginys, jisai buvo jau ne Eišiškėse. Ir ten jau toksai, gal truputį daugiau buvo darbo, bet irgi panaši sritis. Irgi buvau vedėjų su kolegė. Reiškia, tai Kalesninkų prie Versakos, ten buvo Joninės. Tai irgi, ten jau buvau ne tik vedėjas ir reiškia, to scenarijaus kūrėjas, bet kartu su tuo, reiškia, ne tas, kad kūrėjas, nes su kolegė kartu dirbom. Bet ir paskambinti kiekvienam artistui, kuris pasirodys prieš publiką, susitarti, kiek minučių, po to susitarti, kiek laiko, kas po ko, kelintą valandą turės tos soundcheckus. Reikia paminėti, kad irgi yra įvairūs asmenys. Kažkas tai labai lengvai su kažko tai galima susitarti, kad, nežinau, atsiprašau, mes negalim, nežinau, ten tą valandą, gal galim šitai atidėti valandai ar dar kažką tai. Yra tokių žmonių, kurie nori
vat būtent tokią valandą, reiškia, tokią valandą ir turi būti. Ir tada jau pradedi galvoti, kaip tu gali tą visą dalyką susitvarkyti taip, kad artistas būtų patenkintas visom sąlygom, tam, kad po to pasirodyti irgi su gera nuotaika, o ne kad prieš tai mes jiems sugadinam nuotaiką ir po to jisai nenori eiti ten, nežinau, dainuoti, nes įvairių dalykų būna. Na ir irgi pats jau ten pasirodžiau kaip dainininkas, jau ten beveik koncerto programos gale ten išėjau, irgi padainuoju su žmonėm, pakalbėjau, nes labai tą mėgstu daryti, vat būtent man dažniausiai patinka, kai aš turiu galimybę su publika pakalbėti. Nes aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų nori, kad jam skirtų nors truputį laiko. Nors truputį, nes kiekvienas iš mūsų turi gyvenimą, turi daug įvairių problemų ir panašiai. Ir tokie renginiai, jie tiesiog yra sukurti tam, kad žmogus ten, nežinau, šitom 3-4 valandoms pamirštų apie tą tokį vat savo, nežinau, tokį vat gyvenimą, kad tu turi kažkokius tai įsipareigojimus, gal neturi nuotaikos, nežinau. Ir vat tokie momentai, tu, kai išeini į sceną, turi suprast, kad dabar yra tas laikas, kai tu savo energiją dėlioji kiekvienam. Nepaimi nuo visų, bet tik atiduodi. Na ir man patinka, kad aš tai galiu daryti. Po to, reiškia, po Joninių mes turėjom vasarą Eišiškėse, vasarą Eišiškėse, taip. Tai jau organizavom kartu su Lenkos kultūros namų Eišiškėse. Išvis man su ponia Anna Jasvilienė dirbti labai patinka, nes man patinka, kad jinai yra tas žmogus, kuris palaiko kiekvieną iniciatyvą, kiekvieną idėją, tam, kad būtų kuo geriau, kad būtų kažkokie tai naujai įvedimai, kad gal kažkaip neformaliai tai atrodytų, ne, kažkaip kitaip. Man patinka, kad yra galimybė kviesti visus, ta prasme, į sceną. Gali būti labai žymus žmogus, o gali būti tiesiog vat, pradedantis, ne, kuris dar nieko nemoko. Bet jam tas vat, pirmas žingsnis į sceną gali tapti iš tikrųjų labai dideliu tokiu žingsniu į visuomenę. Nes visi tie žvaigždės nuo kažko tai pradėjo. Ir faina, kai yra toksai startas, tai jau būtent pavadinkim vasarą Eišiškėse, jau tenais aš jau daugiausiai esu atsakingas už tą kiekį dalyvių, kas dainuoja, kiek dainuoja, visą tą tokį procesą susijęs su komunikacija būtent su dainininkais, šokėjais, muzikantais ir panašiai. Na, irgi ten, nežinau, padaryti plakatą, kažkokius tai kvietimus. Ir man tai patinka. Man labai tai patinka ir man visiškai negaila to laiko. Kuo daugiau turiu tokių darbų, tuo man geriau, nes aš, kai turiu išeiginę, tai aš jau žinau, kad aš praleisiu tą laiką vat būtent savo. Nes aš irgi į tai žiūriu ne tik iš tos pozicijos, kad tai kažkoksai ten, nežinau, darbas, kuris man patinka. Bet kuo daugiau tokio darbo, kuo daugiau nuo manęs reikalauja organizatorius, tai yra irgi iš kitos pusės nemokamos studijos. Nes tu nemokamai dėl to, kad nori, bet turi kur, mažai to, kad tu dirbi ir tai matys ne tik tavo dėstytojas, bet tai pamatys visuomenė. Ir tu gali tuo pačiu metu dirbdamas dar mokintis. Ir tai yra labai svarbu, nes būtent kuo daugiau turi tokio darbo, to didesnis tavo tas levelis, pavadinkime, ne? Ir dėl to sakau. Na ir dar mes turim tada kiekvieną lapkritį Eišiškėse mes turime, reiškia, patriotiškos lenkiškos dainos konkursą. Tai jisai yra būtent skiriamas vaikams, mokiniams iš muzikos mokyklų, iš tiesiog mokyklų,
kurie atvažiuoja būtent su patriotiška kažkokia tai daina. Na tai turėjau va tokią galimybę būti šiais metais ir irgi prisidėti prie organizavimo ir tuo pačiu metu dar būti komisijoje. Nes, kaip sakiau, kai pats dainuoju, jau maždaug 10 metų esu ant scenos, tai, na, kaip dauguma sako, kad, na, jau daėjau iki to lygio, kad jau kažką tai galiu irgi įnešti iš savo pusės, kažką tai pasakyti, gal kažką tai pamokinti kažko, tai būtent iš dainavimo scenoje, nežinau, iš kažkokių tai tendencijų šiuolaikinio, nors mano mąstymu, aš niekad nelaikaus tendencijų. Ne drabužių stilius, ne kažkokie tai muzikiniai pageidavimai. Visiškai nežiūriu į tai, kas šiuo metu yra ant topo. Nes yra žodis trendas, o yra žodis, vat, nežinau, mada pavadinkime, ne? Nes, nu gal stilius. Stilius. Čia būtų geriau tiktų. Nes mada, jinai keičiasi, o stilius jisai liko. Ir va tas dalykas, daryti savo taip, kad tai būtų kiekvienam įdomu, tai yra daug įdomiau, nei bandyti pagauti va tą madą, kaip aš sakau. Tai žiūrėk, nuo tokių žmonių kaip tu, turbūt priklauso tokių mažų miestelių kaip Eišiškės, toks kultūrinis gyvenimas. Ar turi dar draugų tokių aktyvių Eišiškėse, kurie padėtų vat, kurti tą gyvenimą ar aktyvinti kažkaip? Jo, aišku, kad turiu. Yra keletą asmenų, kurie tikrai taip pat kaip aš labai daug dirba būtent kultūros srityje. Ir daro, ten, nežinau, irgi ten scenarijus rašo ir panašiai. Ta pati Patricija Miliun, jinai irgi labai daug prisideda pas mus va, tam kultūriniam miestelio gyvenimui. Bet to irgi norėjau paminėti, gal iš tokios pusės, kad čia nėra taip, kad ant mūsų viskas laikosi. Ne iki galo. Mums duoda vat, šitos institucijos, kurios ten veikia, kultūrinės, jie mums duoda galimybę, nes faktiškai jie galėtų irgi savo pasiimti kažkokį tai mokamą, ten, nežinau, vedėjų ir panašiai, nes prieš tai kažkada tai visą laiką buvo. Tai irgi mums yra didelė galimybė pasirodyti. Tai jau čia vadinčiau tokios partnerystės tokie santykiai, ne? Kad mes partneriai. Jie mums duoda tokią situaciją, kad mes turim galimybę kažkur tai išsipildyti savo norus. Na, o jiems yra pliusas, kad kažkas tai padarys tą darbą su dideliu noru. Kad nereikia ieškoti, kad yra pats savanoris, kuris pats nori ateiti ir padaryti. Ir prie to visko dar pasakys, kad nieko man mokėti nereikia. Aš pats apsirengsiu, pats viską paruošiu. Ir nieko man nereikia, nes man tas patinka. Tai esi labai kūrybiškas žmogus. Kada tu susidomėjai muziką? Kada atradai savyje tą norą kurti autorinės dainas? Tai viskas prasidėjo maždaug 16 metais. Tai aš jau būdamas 10-okų. Mes kažkaip labai daug mokykloje. Šiaip aš esu toksai žmogus, kad pas mane labai buvo nedaug draugų, nes gal sunku suprasti žmogų, kuris yra tokios kūrybiškos istorijos, iš kūrybiškos istorijos. Prie meno. Jo, dažnai yra tas sakoma, tas prie meno. Tai būtent. Na ir jeigu esi toksai specifiškas, na tai nesi toksai standartinis. Na tai jau reiškia, kad ta komunikacija irgi ne visada bus tokia, paprasta. Be to, pas man tiesiog pasisekė, nes pas mane draugai buvo irgi tokie iš kūrybiškos pusės. Kažkas ten labai gražiai piešia, kažkas tai ten galėjo būti aktorių.
kažkas tai, nežinau, ten labai gražiai galėjo šokti ar dar kažką. Žodžiu, aplink mane visą laiką buvo draugai, kurie, turi tą tokį, tokį tą viduje aistrą menui. Ir parašiau pirmą dainą, būdamas 17 mečių. Buvau kaip tik Lenkijoje, nes ten tuo metu studijavau. Parašiau tą dainą ten, kaip kiekvienas studentas darai viską, neturėdamas nieko, iš bet ko, tik kad padaryt. Ir žodžiu, tuo metu tai buvo labai įdomu, nes pirma mano daina buvo išleista būtent lietuvių kalba. Ir aš buvau Lenkijoje. Ir tai yra įdomu. Įdomus faktas visiškai, aš irgi nesuprantu kodėl, bet kažkaip taip išėjo. Parašiau tą dainą, po to buvo pas mus tokia, reiškia, draugė buvo tai mano, jinai buvo iš vyresnio kurso. Reiškia, ir per mano gimtadienį jinai man padovanojo, nes jinai žinojo, kad aš labai mėgstu dainuot, kad aš turiu ten savo dainą ir jinai man padovanojo tokį dovaną, kad aš galėjau važiuoti į studiją ir pabandyti užsirašyti pirmą tą dainą. Bet kažkaip tai buvo tas momentas, kai būtent aš pradėjau kurti. Nes jinai man, pavadinkim taip, kad įrodė, kad verta. Jinai man įrodė, kad verta, nes kai žmogus, kuris tave ten pažįsta, nežinau, 3 mėnesius, ir jisai tiki, kad pas tave tai turėtų išeiti, o tai nėra kažkoksai tavo senas draugas ar iš šeimos kažkas, tai tiesiog faktiškai svečias žmogus ir jisai tiki, tai iš karto atsiranda tas noras pabandyti ir pats pradedi po to tikėti. Ir aš tada parašiau tą dainą, grįžau į Lietuvą, nes prasidėjo kaip tik pandemija. Ir kažkaip vasaros metu, kai buvo jau tie griežti ribojimai nuimti, buvo ribojimai, bet ne iki tokio lygio griežti, aš nuvažiavau pas draugą Andrių, kuris būtent Šalčininkuose gyvena. Ir mes tiesiog parašėm tą dainą, kartu padarėm, po to aš jį išleidžiau. Ir iš tikrųjų tai buvo faktiškai buvo parašyta 17, bet man atrodo, kad išleista buvo arba 18 gale, arba 19 netgi. Nes tas procesas buvo toksai ilgas dėl tokio to vidinio lūžio, nes aš nepabaigiau studijų. Ir ten irgi buvo dėl to kažkoksai toksai, vidinis lūžis. Nes nėra niekam paslaptis, kad žmonės, kurie studijuoja ir nepabaigia studijų, tai visuomenė irgi reaguoja į tai. Įvairiai reaguoja. Ne kiekvienas gali suprasti, kad buvo kažkokios tai priežastis tam, kad žmogus nepabaigė. Kiekvienas nori pasakyti, tai buvo aišku, kad jisai nepabaigs. Ir tas dalykas jisai irgi laužo kiekvieną žmogų. Ir irgi susigyvent su tą mintį, nes aš faktiškai ant scenos esu nuo 15 metų, dar nuo mokyklos. Aš prisimenu, pas mane buvo mokytoja Andželika Valiukevič ir aš pas ją nuėjau vos neverkdamas, kad aš labai noriu dainuot, o pas mane buvo tada balso mutacija. Ir tai tas momentas, kai kaipgi tu nenorėtum, tu nedainuosi, nes ten visiškai kitokia natų istorija. Ten tu bandai vieną, pas tave išeina iš vis kitas, tas balsas lūžta, tai aukštai, tai žemyn, tai vėlgi, ir nors tai vienas yra sakinys, bet jisai visiškai iš įvairių istorijų. Ir tas laikotarpis palaukt, kol tas baigsis, o pas mane tai kaip išėjo daug, reiškia, vėliau prasidėjo, vėliau prasidėjo nei pas visus ir vėliau pasibaigė. Tai tas dalykas buvo labai sunkus, susigyvent su tą mintim, nes dainuot aš norėjau. Ir tiesiog ten kažkaip gal
pereidamas iš 15 į 16 metų, pradėjau jau važinėti į vairius konkursus, koncertus, jau atskirai nuo ansamblio, kuriam buvau. Nes buvau Kvietoj Polskie mokykloje, buvo toksai choras. Ar ansamblis, gal net nežinau, kaip čia geriau pavadinti. Ir, žodžiu, aš ten dainavau, bet kažkaip ten aš labai norėjau būti solistas. Aš norėjau būti chore. Man tas buvo neįdomu, kad aš ten kažkur tai stoviu, ten gale ir manęs iš vis nematosi, nes tuo metu tai aš dabar esu labai aukštas, bet tuo metu aš nebuvau visiškai aukštas. Aš buvau vienas iš žymesnių vaikinų visam šitam, reiškia, ansamblė. Ir labai to norėjau. Iš tikrųjų labai. Ir pabandžiau, ir nuėjau. Na ir nepagailėjau, nes mokytojai iš tikrųjų pradėjo tikėti, kad pas mane yra perspektyva, yra kur tiesiog eit. Ir mes labai daug dirbom. Iš tikrųjų labai. Aš prisimenu, kad kiekvieną dieną savo rasdavau laiką tam, kad ateit pas ją valandai, tiesiog mes ten padainuotų, ten visus dalykus. Ruošiamės irgi, aš prisimenu, po pusę metų į kiekvieną konkursą. Vieną dainą pusę metų. Nes tai buvo toksai sunkus procesas, nes pas mane ta mutacija buvo tokia, žiauri tiesiog. To balso nebuvo. Na ir po to aš išleidau, atsiprašau, kad tai šoku. Tai būtent mokykloje tai viskas prasidėjo, o jau po mokyklos būtent Lenkijoje, kai studijavau, tiesiog tas pasitikėjimas manimi nuo iš vis svečių žmonių padarė taip, kad aš išleidžiau tą dainą ir kaip parodė praktika, labai buvo garsų iš tos pusės, nes pradėjo medijos rašyti visiškai, kurie net nėra susijęs su Šalčininku, netgi rajonu. Tai tuo metu buvo tai iš vis man šakis, kai ten aš matau ten kažkoksai portalas iš Vilniaus, kažkoksai dar vienas portalas, rašo ten. Bet irgi kas įdomu, kad lenkiškai kalba, reiškia lenkiškos kalbos portalai tai buvo. Po to po kažkokio tai laiko dar mano daina buvo pasiimta į vieną radiją rotaciją, ta pirma, į kitą radiją. Vienam radijoje top 40-uke užėmė 11 vietą. Aš manau, kaip vaikinui, kuriam buvo 19 metų, kuris vėl pradėjo kurt, reiškia ne vėl, bet pradėjo tik kurt. Ir čia iškart tokia galimybė. Na, tai buvo labai, man toksai didelis žingsnis. Ir po to pas mane tiesiog staigiai atsirado antra daina, po to trečia daina, po to ketvirta daina. Na ir po to aš sustojau. Viskas buvo susijęs su to, kad aš turėjau labai didelę sveikatos problema, kurią mane tiesiog iš gyvenimo išmušė gal metams. Ir manęs niekur iš vis nebuvo tuo metu. Aš tik prisimenu tos dalykus, kad man buvo pati sunkiausia istorija, tai kai aš gulėjau jau ligoniniai ir atėjo gydytojas ir sako man, na tai ką, sako, na sunku viskas čia, reiškia pas jūs ir panašiai. Ir aš sakau, o jūs man pasakykit, o ar bus galimybė man dar dainuoti scenoje, nes man buvo tas tuo metu svarbu. Ir aš apie nieko negalvojau kažkaip tai. Ir jisai sako, na tikimybė yra, bet negaliu žadėti. Ir kai jisai pasakė, kad aš negaliu žadėti, o aš tuo metu galvoju, gydytojas, kuris žino, kokia aš esu situacija, jisai negali žadėti, tai reiškia, kad čia gali būti įvairiai. Na ir aš tada savo, man gal buvo 21 metai tuo metu jo. Ir aš tiesiog savo tada pažadėjau, kad jeigu išeis man grįžti prie, nors per pusę tos sveikatos būklės, kurie buvo prieš ligą, kurią turėjau, tai aš tikrai to nepabaigsiu, reiškia, tos veiklos, aš išbandysiu toliau. Ir aš grįžau, praėjo kažkoks tai laikas, nes buvo iš tikrųjų sunku dainuoti, nes aš turėjau komplikacijas susijęs su plaučiamis. Tai reiškia, man kalbėti net buvo sunku, nes man neužtekdavo jėgų.
Aš galėjau pasakyti sakinį ir jau to sakinio paskutiniai 2 žodžiai buvo tiesiog jau niekas jų negirdė, nes pas mane oro visą laiką trūkdavo. Na ir va, tas irgi vėlgi grįžt prie tos scenos, o ten pati svarbiausia yra situacija tam, kad tu turi taisyklingai kvėpuot. Nes tu turi įvairias natas, viską tu turi įvairiai ir va, tas toksai va, problemų ratas, jisai va, užsidarė ir tu supranti, kad tu negali išeiti už jo ribų. Bet, sakau, po kažkokio tai laiko, vėlgi, jau čia neturėjau nemokytojų nieko, tiesiog vienas būdamas namuose, pats save ten muštravau iki tokį lygio, kad išėjau grįžti, parašyti vėlgi dainą žmonėms užėjo ir kaip pas mus yra sakoma, neužėjo. Ir vėlgi supratau, kad viskas tvarkoja. Jo, aš jau dabar neturiu tokių vokalo galimybių, kai turėjau prieš tai. Aš tai labai gerai žinau, bet aš vis dėlto, net ne vis dėlto, o vis tiek. Aš vis tiek nesustojau. Nes muzika tai nėra tik apie tai, kad mes galim labai garsiai kažką tai pratart, bet mes galim tyliai pratart stiprų žodį. Ir tai bus taip pat. Tai kokia yra tavo muzika? Apie ką tu nori kurti dainas? Mano kūryba dažniausiai yra susijęs su kažkokias tai meilės istorijos. Nes kaip dauguma kūrybiškų žmonių, turiu tą pačią situaciją kaip dauguma mano amžiaus būtent žmonių, kad jeigu esi žmogus toksai kūrybiškas, tai tu turi labai mažai laiko asmeniškam gyvenimui. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu tu netgi ir galėtum su kažkuo tai būt, tai irgi atsiranda sunkumas, nes tu pats nepastebi, kad tu visiškai neturi laiko žmogui, nes tu visą laiką esi kažkur tai filmavime, kažkur tai, nežinau, ant scenos, dar kažkur tai, ir tu visą laiką esi savo veikloj. O žmogus tai nedaiktas, jisai nori, kad jam pasirūpintų ir paklaustų ten, nežinau, kaip tu jautiesi ir panašiai, kažkaip kartu praleist laiką, o ne tas, kad atvažiuoji namo, tau rašo, tu kažką ten sau greitai atsakai ir eini miegoti, nes tu esi pavargęs. Tai vis dėlto irgi visa ta visuomenės veikla irgi turi kažkokią tai kainą. Ir labai įdomu, kad kiekvienas apie tai iš būtent kūrybiškų žmonių, kiekvienas apie tai žino, bet labai retai kažkas apie tai kalba. Kad jeigu aš noriu tapti labai žinomas, tai greičiausiai aš būsiu visą laiką pats su savim. Nu ir po to nuo to išeina, kad mes turim labai stiprias asmenybės, nes žmogus, kuris non-stop yra vienas, veikia savo veikloj, bet to kiekvienas žmogus yra socialinis, jisai nori nuo sociumo aplink. Ir ne tas, kad tiesiog matyt, bet būt su kažkuo tai. Ir žmogus, kuris išrinka savo būtent tą tokią poziciją meno, nu tai jam nėra lengva. Nes jisai jau kažkaip ten savo turi galvoje, kad jisai greičiausiai labai ilgai bus vienas, nes jisai skirs visą tą laiką menui. Ir va, tas dalykas irgi yra sunkus. Supratimui būtent ant starto. Tai kūryba gali turėti tokį dvejopą poveikį. Iš vienos pusės jinai kartais padeda nutiesti tiltus bendravimui su kitais žmonėmis, atrasti kitus žmonės, o iš kitos pusės gali kaip tik trukdyti tam tokiam bendravimui ir žmogus gali būti visiškai uždaras menininkas. Jo, nes tai faktiškai aš pavadinčiau, kad tai yra irgi pasirinkimas. Aš turiu pasirinkti, ką aš noriu. Aišku, yra išimčių žmonės, kurie iš tikrųjų gali ir turėti asmenišką gyvenimą, turėti šeimą ir dar veikti kažkur tai, nežinau, visuomenėje ant scenos, dainuoti, dar kažką tai daryti. Yra ir tokių išimčių, bet dažniausiai tai yra jau žmonės, kurie turėjo kažkokią tai startą, kažkokią tai bazę, nuo kurios daėjo būtent iki to lygio. Kad jie jau gali tiesiog viską sudėlioti.
o starte labai yra sunku sudėlioti. O jeigu dar neturi kažkokių, tai nežinau, pažinčių ir viską darai iš nulio, nu, tai aišku, kad visas tavo dėmesys bus tik atkreiptas tam, kad veikti, kad daryti ir tikrai nebebus laiko niekam. Netgi savo šeimai, reiškia, savo šeimai tėvams, nežinau, artimiesiems. Nes tu visą laiką galvoji apie tai, kaip man papulti tą ratą, kad tai viskas jau pradėtų veikti, tas visas mechanizmas. Ar tu pats jautiesi, kad esi pavyzdys kitiems jauniems žmonėms Eišiškėse, pavyzdžiui? Tai yra iš tikrųjų, ačiū už klausimą, bet čia jau toksai yra sunkus klausimas. Aš esu žmogus, kuris labai kritikuoja save. Aš esu labai savokritiškas. Aš visą laiką kitaip sakau. Aš negaliu pasakyti, ar aš esu pavyzdžių kažkam tai. Bet jeigu žmonės, jauni žmonės, žiūri į mane kaip į pavyzdį, tai man tai yra tik didžiulė garbė. Pats to aš nuo savęs nelabai galiu pasakyti, nes nesu pripratintas kažkaip save iš tokios pusės gerbti, kad ten aš, žiūrėkit, koks aš, kas kitaip gyvena ar dar kažką. Tai aš tiesiog darau tą, kas man patinka, aš matau, kad žmonėms tai yra aktualu ir įdomu. Ir dėl to aš turiu tokį džiaugsmą, ne? O kaip ir minėjau, o jeigu aš galiu būti kažkam, tai pamiršau pavyzdžių. Jo, jeigu aš galiu būti kažkam tai pavyzdžių, tai man tiesiog tai didžiulė garbė. Tai jau supratom, kad esi labai tokia įvairiapusiška kūrybinė asmenybė. Ir daug tokios kūrybinės veiklos turi, bet iš visos tos veiklos, ar gali pasakyti, kuri yra tavo manymu pati prasmingiausia? Muzika. Man yra dainavimas, muzika, tai būtent tas, nuo ko aš pradėjau. Nes aš, kai buvau vaiku, aš visą laiką sakydavau savo močiutei, kad aš tapsiu gydytoju. Ir aš teisybę pasakiau, tik aš tuo metu nežinojau, kokiu aš būsiu gydytoju. Nes dainininkas tai irgi yra gydytojas. Tai yra sielos gydytojas. Ir, jau močiutės nėra 15 metų. Ir aš visą laiką primenu, kai aš jai sakiau, kad aš gydysiu ją būtent. Ir aš tiesiog tikiu, kad jinai girdi visą mano dainavimą ir jinai ten džiaugiasi, kad aš kaip žadėjau, taip ir padariau, nes jinai labai daug su manim laiko praleido, daug vertybių, tokių gyvenimo vertybių man įdėjo. Ir aš turiu labai didelį džiaugsmą iš to, ką aš galiu daryti. Ir iš tikrųjų muzika tai buvo mano startas. Pradėjau dainuoti lenkiškai, mane pastebėjo lenkiškos medijos. Mane pradėjo kviesti į vairius lenkiškus renginius. Po to aš pradėjau po truputį bandyti kažką tai irgi jau ne tas, kad dainuot, bet ir kviesti savo draugus iš įvairių miestų, kurie dainuoja irgi. Ir pamatė, jisai turi labai daug talentingų žmonių jaunų. Reiškia, jisai gal gali kažką tai suorganizuoti. Davė man tokią galimybę, pamatė, tikrai gali. Taigi tas pagrindinis šaknis tai yra pas mane muzika, nes nuo to viskas prasidėjo. Šiais metais buvo išleista ne šiais, atsiprašau, 25 metais buvo išleista daina ir tai buvo daina išleista po beveik 5 metų kūrybos pauzės. Ir aš išleidžiu tą dainą. Ir tam pačiam Facebook'e, jinai ten surinko labai daug tūkstančių. Ten man buvo išvis, tai buvo toksai šokas. Užėjo, kaip sakiau. Jo, užėjo, kaip sakiau, jo. Ir kai aš pradėjau važinėti visur,
Ir žmonės man sako, nu, va, tą dainą, va, iš tikrųjų, aš nežinau, kaip tu ją ten, kas pas tave gyvenime atsitiko, bet jinai tikrai yra labai tokia, nuo tavęs matosi. Ir, na, ir tai faina, kad žmonėms tas patiko. Na, ir aš dabar, va, irgi, va, daug turiu idėjų, ką aš turiu toliau daryti. Nes tikrai nenorėčiau sustoti šitam viskam, nes norisi progreso. Tai jau ir pereinam truputį prie planų tavo. Žinom, kad turi ir įdomų labai darbą ir daug visokios veiklos, tačiau turbūt turi ir svajonių, planų kažkokių. Kas bus su tavo kūryba? Ką planuoji ateityje? Tai artimesniu metu galvoju, va, dar išleisti keletą dainų. Irgi dar planuoju sukurti ir lietuvių kalbos dainų. Nes pas mane šiuo metu pagrindė yra lenkiškos dainos, bet irgi noriu parašyti keletą lietuviškų. Žmonės prašo koncerto. Bet tam, kad padaryti koncertą, reikia turėti daug gerų dainų. Tai aišku, išleis dainas, o jau po to po biškį bandyti organizuoti tos koncertus. Būtent keliuose miestuose, nes daug kur buvo, rašo žmonės man į socialinius tinklus, ne. Išleidžiu vieną dainą ten, apie 100 asmenų rašo iš įvairių tų vietų, o kada pas mus atvažiuosit, padainuosit ir panašiai. Ir suprantu, kad jau gal ir metas, nes jau 10 metų veiklos ant scenos, na, 6 dainos išleistos per tą laikotarpį. Na, praeitais metais per savo gimtadienį išleidžiau va tą dainą. Na ir planuoju padaryti dar daugiau tų dainų. Nes aš pamačiau, kad tiesiog žmonėms tai yra įdomu, kad žmonėms to reikia. Ir reiškia, aš turiu galimybę tai padaryti. Tai reiškia, tiesiog reikia judėti. Na ir po to sakau, koncertus. Irgi per, nežinau, gal 10 metų veiklos irgi buvo visą laiką ta pati svajonė nuvykti į tą didžiausią konkursą muzikinę, ne, Euroviziją. Ir ta svajonė pas mane kaip buvo, taip ir yra iki šiol. Tiesiog ko vyresnis daraus, tai atsiranda ko daugiau priežasčių, o kodėlgi taip, o kodėlgi ne. Nes kol esi labai jaunas, tai smegenimis valdo vien tik noras ir aistra šitam darbui, kurį tu darai. Kai tampai biški vyresnis, turi praktikos, jau pradėti jau irgi galvoti iš praktiškos pusės, kaip tai atrodys. Ar tikrai vat reikia taip, o gal taip, o gal ne iki galo gera idėja, o gal reikia kažką tai kito. Tai vis dėlto turiu dar parašyti tokį stiprią dainą, kuri ne tas, kad užeitų, bet gal ir nežinau, ir užeitų ir gyventų galvoje žmogui. Tai planai iš tikrųjų labai dideli ir mes kuo nuoširdžiausiai tau linkime, kad visi jie puikiai pildytųsi. Ir dar norėčiau paklausti, ar ta kūrybinė savanorystė, nuo kurios mes ir pradėjom pokalbį, visada liks tavo gyvenime ir toliau? Jo, aišku, kaip ir minėjau, aš esu žmogus, kuris dirba dėl idėjos. Yra labai faina, kai yra galimybė padaryti kažką tai gero, bet ne dėl to, kad tau kažko tai reikia. Nuo žmonių, pinigų, ten nežinau, dar kažko tai, o tiesiog, kad tu išsipildi savo norą. O kol yra noras, tai aišku, kad pildysiu.